Šventišką Mindaugo karūnavimo dienos šventę gražiai papildė ir svečiai iš užsienio. Festivalio konkurso Saulės žiedas dalyviai. Ta diena Šakyno seniūnijos Žarėnų parkas tapo tikrų kultūros susitikimo ir vienybės simboliu. Įspūdingos gamtos apsuptyje vyko išskirtinis tarptautinio folkloro konkurso festivalio Saulės žiedas dalyvių koncertas, kuris sužavėjo ne tik savo muzikiniu turiniu, bet ir jaudinančią atmosferą. Renginio dalyvius sveikino garbingi svečiai Lietuvos Respublikos Seimo narys Eimantas Kirkutis bei Šiaulių rajono savivaldybės tarybos narė Judita Šakočiuvienė. Tradicija jau tapusi, kada į Saulės žiedą folklorinį festivalį tarptautinį Šiaulius atvyksta iš įvairių pasaulio šalių ir daugiausia Liepos 6-ąją jie pasklinda ir po mūsų rajono miestelius. Renginio kulminacija prasidėjo, kai į sceną žengė svečiai iš tolimų šalių. Tai Vatan Music Group iš Azerbaidžano bei folkloro ansamblis Dansas Burgelesas Justo del Rio iš Ispanijos. Abu kolektyvai dovanojo nepaprastą pasirodymą, kuriame susiliejo tautinės muzikos skambesys, šokio plastika bei gilūs kultūriniai klodai. Azerbaidžianiečių grupės atliekamos melodijos žavėjo rytietiškų paslaptingumu ir nuoširdumu, o ispanų ansamblis publiką pavergė energingais, temperamentingais šokiais ir spalviniais tautiniais kostiumais. Šie kolektyvai ne tik atskleidė savo tautų kultūros grožį, bet ir priminė, kad folkloras tai gyva širdies kalba, kuri suvienyje skirtingus žmonės be žodžių. Tai buvo diena, kai įvairių tautų dvasia suskambėjo kaip vienas bendras širdies ritmas. Renginys paliko gilų įspūdį kiekvieno žiūrovo širdyje. Tai buvo ne tik koncertas, bet ir kultūrinė šventė, atvėrusi langus į pasaulį ir kartu sustiprinusi meilę savam kraštui. Kalbėjo Sigutė Butvydienė, Šakynos kultūros renginių organizatorė. Dar 3 rajono miesteliai sulaukė svečių iš užsienio. Tarptautinio folkloro konkurso festivalio Saulės žiedas. Meškuičiuose koncertavo ispanai ir Azerbaidžano atstovai, o Kužiuose savo temperamentingus šokius demonstravo liaudės šokių kolektyvas Kinso iš Budapešto, Vengrija. Beje, jų šokiais gerėjosi ir Sauginių gyvenvietės gyventojai. Mūsų kolektyvas labai džiaugiasi atvykęs į mūsų šalį. Džiaugiasi, jog turi galimybę bendrauti su kitomis šalimis, parodyti savo šokius. Labai patiko mūsų šalis ir jie labai džiaugiasi atvykę pas mus. The Kinčio folk dance ensemble is based in the capital city of Hungary, Budapest. Kolektyvas atvyko iš Vengrijos, Budapešto. Jų kolektyve šoka nuo jauniausių iki vyriausių. Jie labai nori išreikšti savo tradicijas ir tai perteikia šokdami savo šokius. Akkor vagyok jó kedve, mikor 100 forintos bankó van a zsebébe, akkor mondja jó lesz a boldog. Pici-pici zsári lánya lakoganál, akkor mondja jó lesz a boldog. Pici-pici zsári lánya lakoganál. Úgy elbúcsúztam szegényre, mindösszáltal nem állnék legalább. Úgy elbúcsúztam szegényre, mindösszáltal nem állnék legalább. Kaip šokiai patiko? Labai smagu. Šiek tiek primena lietuviškus etnografinius tos šokiukus, bet šiaip tai labai gražu. Vertėjo atvažiuoti? Vertėjo atvažiuoti, dar pabendravom, nes Budapeštą myliu be proto, labai gražus miestas ir kas važiuosit, būtinai nuvažiuokit pasižiūrėti. Kad užsienio kolektyvai pasirodytų Šiaulių rajono gyventojams, rūpinosi Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro darbuotojai. Pici-pici zsári lánya